Sveiki gyvi. Nu, rudenėlis jau toksai vėsokas, sezonai motociklizmo pas žmonės uždaryti, na, bet pas mane dar jie netgi kai kurie neprasidėjo, tai prasidės turėtų jau toj enduro sezonas, bet va, turiu tokį vieną projekčiuką, nusipirkau dar vieną banditą, tai jau šiuo momentu pas mane jie yra 4. Ir kadangi tokia proga, Halloweenas, neeilinė diena, bus video apie lavonus, apie bandymą prikelti lavoną. Šiaip tais gal ir nebūtų ten kažkoks tais įdomus ar aktualus video, bet kokia yra mano idėja šito video? Yra idėja tokia, kad nusipirkau daiktą, kurį nusipirkau vien tik tais ardymui, dalim. Ir šiuo momentu jisai yra visiškai negyvas. Nežinau, ar motoras prasisuka bent jau, nes starteris nedirba, akumas išsėdęs, daug yra pas jį defektų ir tiesiog, jeigu šitą video jau matot, tai logika sufleruoja, kad man pavyko jį prikelti. Ir jisai atrodo va štai taip. Tokį, kokį matot, va tokį aš jį ir gavau, dabar jau kraunasi akumas. Čia likusios dalys dėžėje atkeliavo. Nu ir ką, bandau dabar pakrauti akumą ir pasižiūrėsiu, gal jau kažkas tais vyksta. Taip, akumas jau pasikrovė, matau kažkiek tais, kuras jau yra paduotas. Aišku, nuiminėdamas baką pamačiau, kad bakelis, tas kranelis nelaiko visiškai. Bus matyt. Na ir pirmas bandymas bus jį užvest. Čia, kad nereikėtų sankabos, kaip visiems sūzom išmindinėti, jau padarytas modas. Nu, čia toksai temporary. Ir tiesos momentas. Nu, ką? Nežinau. Pradėsiu turbūt prasičekinti saugiklius. Nu, tiksliau, ten vidurinis toksai saugiklis yra, gal tas nukepęs, pasižiūrėsiu. Toliau sekantis žingsniai bus turbūt tiesiai pabandyti užtrumpinti rėlę, pasižiūrėsiu, gal starteris negyvas ir toliau visi dalykai iš eilės, bet kažkas nenori veikti. Tai pirmas dalykas, ką bandžiau, tą ir radau iš karto. Čia yra degimo, būtent starterio saugiklis ir aš jį pasitikrinau, radau, kad negyvas. Na tai pakeičiau naujų ir tuoj bandysiu kurti. Kaip paprasčiausiai pasitikrinti saugiklius, tai jungi degimą ir yra 2 kontaktai saugiklio. Ir prie vieno, jeigu yra 12 voltų, prie kito irgi turi būti 12 voltų. Tai bandykim. O! Gerai. Pirmieji ženklai neblogi. O čia matau, kad jau reikalai, jo, pats sosas neužsitraukia. Tuoj mes paprastuoju būdu jį užtrauksim ir užkišim. Pirmieji gyvybės ženklai jau yra. Dabar jau faktas, reikės žiūrėtis, kaip tenais yra su tais karbais. Spėjo jau pribėgti kuro, kuras yra iš tikrųjų dar vėl nežino, kiek stovės, nes nepyliau savojo kuro, įpyliau tas, kas buvo bake. Taip, iš esmės, kad ir labai jisai senas, tai turėtų bent jau užsikurti. Tai čia faktas bus, kad kažkas turbūt yra su uždegimu arba karbai yra visiškai užkepę. Dabar tikrysma, ar yra skierka. Tai yra variantai. Pats normaliausias, kaip normalūs bachūrai tikrina, tai kaip įkiši mažąjį pirštelį į pypkę ir tada suki starterį. Jeigu kažką pajutai, reiškia pajunta ir žvakė esanti variklėje, reiškia viskas čiki, kibirkštis turi būti. Na, aš kadangi turiu storus pirštus ir mano pirštai šį čia nelenda, tai tenka griebtis tokių priemonių, imu kitą žvakę, glaudžiu ją prie variklio, kad kontaktas būtų ir prasuku starterį. Ir bus matyti, ar yra čia kibirkštėlė ar nėra. Jo, sunku labai iš tikrųjų su 2 rankom visą tai nufilmuoti, nes vienoje rankoje kamera, kitoje rankoje
žvakė. Reikia dabar su nosim bandyti nuspausti, kad pamatytumėt ir jūs, ar yra čia dalykai ar ne. Nu, bandom. O, akivaizdžiai yra. Tai procedūrą pakartosiu visuose likusiuose cilindruose, pasižiūrėsiu, ar tenais irgi muša, nes būna niuansų, kad pypkės pačios būna pramušinėjo, būna laidai tiesiog kažkurioje tais vietoje nulūžę, dažniausiai būna ties pypkės pajungimu. Na ir jeigu nepadės šitas reikalas, teks išsisukinėti žvakės. Nu tai eikime dabar fast forward, ką radau. Tai, pradėkime nuo to, kad būtent šito buvo pypkė lūžus, tai pypkę persukau. Buvo, aišku, dar ir nekontaktas ties galais, tai dar pritrumpinau laidus ir persukau. Kam taip reikia daryti? Tai aš pasakysiu. Šitoj vietoj tas laidas jisai susijungia su pypke, įsisuka tiesiog, čia toks kaip metsraigtis yra tam gale. Tai jeigu jau su degimu yra problemos, tai iš karto comą nukerpi šito laido ir persuki per naują. Čia jau žinosi, kad nebėra problemos, tikrai rami bus galva. Nu ir dar vienas niuansėlis. Čia kadangi ta pypkė lūžus buvo ir, kaip sakant, aš kad ir ne ekspertas, bet įtarimą turiu, kad štai taip neturėtų būti, ne? Tai persukau ne naujas, bet ganėtinai geros būklės turėtas Denso žvakes. Tokius bus. Ir bandysime. Ok. Perjungiam ant kūrimo funkcijos. Rankytė vėl patsosas. Tai bandykim kurt. Žiūram, kas čia gausis. Būt gerai dar degimą įsijungti. Negalima. Aišku, šaltas jisai dabar dar. O, ir kuro matau, kad nebėra. Bet neblogai. Tai aišku, ką tu gali padaryti tam banditui, kad užkalt? Be tepalo. Vienintelis variantas, tai jeigu ilgai važiuoji be tepalo, tada gali užlenkti tą motorą. Kitais atvejais, turi turėti spec gebėjimus, talentingas būti ant motociklų užkalimo. Tai dirba. Džiugu. Aišku, su karbais čia stipriai dalykai yra pabėgę. Tai dabar, kadangi turiu aš gyvą velnę prisisiuntęs iš kinų rem komplektų, tai jamam lauk šitą daiktą, jį persirenkam normaliom dalim, nes nežinia, kas čia yra. Blogiausiu atveju aš turiu netgi visus karbus atliekamus, kurie yra tikrai geri, gal netgi nevargti ir tiesiog pakeisti karbus ir viskas. Tada dar laukia dūslės, truputėlį pačiupinėti reikės, nes čia kažkieno tais baisiai daryta, tai šito vietoj gal tada, bet čia labai nepatogu virint. Nežinau, ar užvirinta, neužvirinta čia, gali būti, kad nesandaru. Reikia truputėlį tos bakelius, jeigu jos taip galima pavadinti, atlenkti atgal. Ir kad nesiektų šakės, nes čia jau akivaizdžiai yra nubrūžinta, stabdžiai veikia, tai viskas ok, prie ten nelysiu. Na ir tokia visa ta estetika, čia yra oksidas, viskas baisu, šičia viskas baisu, aprūdyje, apsinešę, tai estetiką sutvarkysiu. Šičia tai turbūt virinimu neapsimsiu, o pakeisiu rankinėlio, gal suvirinsiu, nes aš padarau, kad nebūtų prašiau negu kad gamyklinis reikalas laikys. Šičia pabrūzdinta, čia perpūsti šitą reikalą. Šitas daiktas man labai nepatinka, nes pas jį nėra žymėjimų. Ai, pala. Yra žymėjimai, legalus daiktas. Tai su šitu tašku kažką gal pabandysiu patiesinti ir perdažyti tą lankelį. Posūkiai su žymėjimais, visa kita veikia. Čia irgi pabandysiu pavalyti. Ir ką, čia tie visi tokie irgi su dratinuku prašveisiu
Čia su dratinuku prašveisiu flakonkę, nupūsiu, 100 metų bus. Šičia visą kitą plius minus kaip ir ok, dar reikės nusisukti, pasižiūrėti ir filtras bent kažkiek gyvas, nes nežinia kas kaip ką čia darė. Kažkas bandyta daryti, bet nu taip ne į temą. Labai tikiuosi, kad sankaba laikys, bet jeigu nelaikys, irgi menka problema. Turiu dar likusių stipresnių spiruoklių, tai nusisuksiu coverį iš kitos pusės sankabos, sudedu spiruoklės standesnės ir pasibaigs problemos. Nu, turiu aišku ir diskų, gal ten tuos reikės pasikeisti, nu, bus matyti. Bet pagrindiniai dalykai tai dabar yra karbai, persirinkti, susistiguoti, kad jisai jau dirbtų idealiai. Tada visą šitą reikalą ilgai ir nuobodžiai atšveisti su dratiniu šepečiu ir bulgarke lėtaigė. Ir tada, aišku, reikės biškutį dažų. Kraniuks nelabai norėjo klausyti, nelabai norėjo dirbti ir toks jau nebeišvaizdus. Tai va, bus va toks va daiktas. Visiškai naujutėlis. Ir savaime suprantama su vakuminiu valdymu. Nedarykit klaidos, nedėkit ten tie, kur yra on-off. Ten yra šūdo gabalas, kraniukas turi būti toksai. Dėl to, jeigu sudėsi tą on-off, pakimba adata karbę ir tavo kuras tiesiog nestabdomas suvažiuoja į karbą. Per žiedus į variklį atskiedžia kurą, tą tepalą, na ir gadini labai stipriai variklį. Ir gali netgi ir hidrosmūgį padaryti, jeigu nesužiūrėsi, nepastebėsi. Pribėga į cilindrą pilną kuro, kuri ir kaukšt ir kažkas jau negerai. Tai nepasimaukit ant šito taško. Nu, vaikučiai, ar esat matę pirmuko naujas membranas, naujas sklendukės? Kas čia per velnias? Net nežinau, blemba, tokiam mocui gaila iš tikrųjų tokį daiktą palikti, reikėtų kokį šūdą sudėti. Nu, neužsiimsim tokiom nesąmonėm, aišku, paliksim naujus dalykus, bet jo naujų membranų pirmukė nepamatysi. Nepamatysi dėl to, kad paskutinės aš nupirkęs. Jo, viduj matosi, kad pelės apsigyvenusios, visokių va tokių nesąmonių pilna. Bet nieko, tuoj mes čia viską praplausmą, ultragarsu, pravalysim. Iš tikrųjų, žiklioriai ir visa kita, tai turbūt nauja keliaus į šitą mocą. Houstone mes turime problemą. Va taip turi atrodyti išsukti žiklioriai. Bet va antrame cilindre turime tokią situaciją, užlaužtas žikliorius. Ir jo išsukti turbūt nelabai įmanoma. Šitas dar išsisuks. Šitas dar irgi išsisuks. O va su šitu, nežinau, dabar bandysiu dar vieną čitą. Jeigu neišsisuks, nu tai ką, kaip be būtų gaila, teks dėti kitą karbą. Tai pilotinis žikliorius 35-ukas, jisai turi atrodyti taip, aišku, neturi būti užsinešęs kaip šitas. Bet tikrai ne taip turi būti. Bet išsukau. Tai vat kuom yra gerai ardytis, darytis ir panašiai. Prisiveiki reikalų ir tada, kai jau neturi kur dėtis, vis tiek darai viską, kad išspręstum problemą. Ir tik tais per tokį kelią gali išmokti neįkainojamų skillsų ir padaryti po to atrodytų neįmanomus dalykus. Na ir tokioj profesijoje tokie skillsai po to leidžia uždirbti pinigus. Tai vat jeigu kada turėsit kažkokią tokią problemą, žinot pas ką kreiptis. Tai filtras keliaus naujas. O dabar ką? Kaičiame duchovkę. Prieskoniukų biškį ir ką? Dėsim pramaudyt karbą. Tokių dalykų turbūt nebūsit matę. Naujas komplekčiukas visko. Membranos naujos plūdės, naujos adatos. Viskas ne tai, kad geros būklės, bet nauja. Dar radau, kad karbė buvo susukti 102 žiklioriai, o turi keliauti pas šitą karbą 98 pirmo ir ketvirto ir 100 pagrindiniai žiklioriai per vidurį, antras ir trečias. Tai va, naujutėliai dalykėliai keliaus
ir ne kažkokie kompromisai, kad seniai plauti, o viskas bus nauja. Blemba, pardavimui mocas, bet aš negaliu tokio dalyko palikti. Tepalai. Reiškia, keliaus nauji salnikai ir naujas tepalas. Tai kol verda karbai, einu prie šakių. Šakės persirenka, tada susirenka karbas. Ir laukia jau gili naktis. Tai įtarimą turiu, kad šiandieną čia labai vaidokliauti nėra gerai, nebus patenkinti kaimynai. Nu tai tiesiog prasikursiu, prasižiūrėsiu, o jeigu viskas pagal planą, tai rytoj bus galima testraną pasidaryti, pasižiūrėti, kaip tenais toliau visi dalykai, ar niekur tepalas nelykina, nes padariau klaidą, nusiploviau, jisai buvo murzinas kai velnias, nusiploviau aš jį ir nesužiūrėjau, kažkaip netkreipiau dėmesio, ar kažkur tais bėga tepalas ar ne. Šakės perrinktos su naujais salnikais, o dabar važiuoja tepalas į šakės. Na, žinokit, iš karto pasakysiu, kad toks dalykas finansiškai yra visiškai nelogiškas. Atkelinėti tokį motociklą dėl to, kad jeigu tu jį daraisi savo, tada jaučiu aišku, be abejo yra viena. Bet jeigu darai, va, kaip aš dabar darau tą mocą pardavimui, tai matematika labai paprasta. Keli šūdeliokai su mano jau didmeniniam kainom 127 eurai. Jeigu dar reikėtų karbų, tą, ką naują sudėsiu, tai 100 kažkiek tais gausis. Ai, nu, rem komplektas. 103, matau, eurai. Tai dar tenais membranos ir visa kita. Tai jeigu reikėtų plūdės pirkti, tai vienos plūdės kaina berods apie 40 eurų, membranos kaina, tai irgi kažkas tokio. Tai įsivaizduokit, kokie pinigai. Nu ir aišku, tada ten filtras. 20 eurų oro, kaip pavyzdys, nu, tepalas irgi, nu, kad ir atrodo menkas dalykas, bet pidisokas kaip nieko. Aišku, čia dar šitą reikalą pasikeitė šakių salnikai. Tai patys salnikai pidisokas, tepalas 15 eurų. Dar kiek darbo, aišku, visus tos dalykus sudėti. Nu tai jeigu taip kažkam davus ir kad paimtų ir padarytų tau, tai šitas malonumas, viskas, ką aš čia padarysiu, tai bus kaip minimum štuka. Tai gal ir apsimoka ten kokius harlius ir panašiai pirkti, vežti kitiem tvarkyti. Tokio daikto tikrai ne. Bet aš kaip ir sakiau, aš visą šitą reikalą darau dėl to, kad man patinka technika, retro technika ir aš norėčiau, kad kuo daugiau tos retro technikos išliktų. Nes šitas mocas jau buvo viskas, jisai buvo, jo likimas nuspręstas, kad jisai važiuoja į kapinyną, bet dabar kai padarysiu, tai galiu garantuoti, jisai bus vienas geriausių savo kainos ir kokybės kategorijoje ir dar važiuos daugybę metų. Tik aišku, aš dabar į jį nevažiavau ir nepirkau rem komplektą už 100 viršaus eurų. Iš kinų parsisiunti keletas eurų ir va pilnas komplekčiokas, visi tarpinukai reikalingi, žiklioriai. Šitas va, pavyzdžiui, pagrindinio žiklioriaus iš vis net nereikalingas, nu bet kadangi yra naujas reikalas, tai va jau sudėta. Tokių va komplektukų prisisiunti už papigę ir po to gali tvarkyti mocus. Tai va tą aš ir darau, dėl to aš, kadangi jau turiu, tai aš juos naujus ir dedu. Nu jo. Naujas. Blizga tiesiog. Na, vargais negalais pavyko man jį sutvarkyti, sureguliuoti. Buvo žiauriai pabėgęs mišinys ir sklendės buvo belekas. Tai dabar jau dirba jisai taip, kaip priklauso. Apsidažiau, ten tas visas vadis panaikinau. Estetika pataisyta. Iš išorės irgi jau dabar atrodo jisai padoriai. Dedu baką ir bandysiu testraną padaryti. Imu lauk vėl baką, vėl reiks lyst prie karbų. Blogai, nedirba jisai taip, kaip turėtų. Žiūrėsiu, gal kažką praleidau. Bet nežinau, reikės iš principo turbūt visgi statyti lambda zondą ir žiūrėti, kas čia su mišiniais. Nu, belie kiek laiko aš čia su juo prasikrušau ir vis tiek idealiai nepadariau. Tai dabar vieninteliai variantai, kas dar liko tikrinti, yra timingas.
Na, tenais, jeigu koks šudarankis lindo, galėjo pridaryti reikalų ir nepataikyti. Ir tada dar vienas variantas, tai yra ta keista dūslė, kažkieno daryta. Gali būti gal tenais užvirinta, užstriktrinta, nes ten tiek prikrauta plieno, kad ten ohoho. Tai palauksiu, nors gal šiandien jau nebelauksiu, jau reikia važiuoti namo rytoj, kai jau pilnai atvės išmetimas. Pabandysiu per skylę endoskopą įkišti ir pasifilmuoti, pasižiūrėti, kaip tenais reikalai. Ir toliau tada nežinau, gal dar tada bandysiu įsivirinti lambdo zondos sriegį, matuotis mišinius, nes labai aš jau ten nenoriu to timingo žiūrėti, nes kad prie jo prieiti reikia nusisukti lankus, reikia nusisukti coverį, reikia nusisukti viršutinį dangtelį, kas reiškia, reikia vėl nusimti visas babinas, išsisukti ten tos, nusimti piplaičius, žodžiu, viską ten apsilaisvinti ir dar reikia ir alsuoklį nusisukti, nu žodžiu, daug dėlov, o tingiu. Tai labai tikiuosi, kad bus ten kažkur tais kliurka su išmetimu arba užteks ir gal mišinį nepagaunu, vėl nežino. Bet sakau, ir taip bandžiau, jisai man nenori to lygiai dirbti. Šiandien kilo mintis, kad reikia savo dirbtuvėse eiti susižiūrėti, ar visi gesintuvai vis dar veikiantys, ar neišėjęs ten tas oras ir panašiai. Nes, blėt, šitą triperį, nežinau, kiek kartų vakar norėjau apipilti benzu ir sudeginti. Kompresija ideali, uždegimas idealus, karbai ne tai, kad perinkti, bet karbai nauji, galima sakyti. Visi viduriai nauji, membranos naujos, sklendės naujos, žigleriai nauji, plūdės ir tos naujos, plūdžio adatos naujos, jetskurių nauji. Viskas sužiūrėta. Na, žinau, kur yra problema. Problema yra ta, kad kažkas jau lindo ir kažką pridarė. Belė kiek laiko sudeginta, bet, nu, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Susidūriau su kažkokia nauja problema, su kuo dar nebuvau susidūręs, tai išspręsiu, visą laiką išsprendžiu ir bus išmokta nauja pamoka. O, kaip sakant, patirtis tai yra neįkainojamas dalykas. Lambda iššauta, pasimatavau riebų. Tai aš dabar nesiparinu dėl karbo, bandau iš karto, turiu kitą, kai visą laiką pas mane pilna visko. Įsidėsiu kitą, kuris yra pas mane toksai testinis ir pasižiūrėsiu, kaip su tuo. Jeigu su tuo viskas ok, tada jau žinosiu, kas kaltas, o kaltas yra karbas ir tada jau nežinau. Tenais jau labai reikės detaliai analizuoti kiekvieną tašką, kaip čia taip vyksta. Nu, buvo klausimas, ar aš tą mocą įveiksiu, ar jisai mane įveiks. Įveikiau. Pagaliau važiuoja. Situacija kokia. Įdėjau savo pakaitinį karbą, kuris yra iš esmės visas perinktas, viskas tenais žiklieriai nauji, geros membranos, viskas čiki, žodžiu, tam daiktui. Ir aš jį dėdavau, kai reikėdavo greitai patikrinti, kur yra problema, ar karbas ar ne karbas. Tai va čia tą daiktą sudėjau ir pasibaigė problemos. Tai reikės panalizuoti giliau po to į tą karbą įlyst. Dar nežinau, kurioje tenais vietoj kažkas nutikė, kas padaryta tenais yra. Įtarimą turiu, bet reikės patikrinti, įsižert. Bet nesuku galvos per daug labai aš ten dėl to karbo, dėl to, kad nauji viduriai karbų kainuoja. Pačios sklendukės su membranom, tai vienas dalykas jų nėra kur gauti, kitas dalykas, jeigu ir eina gauti, tai naujų kaina yra didesnė negu to karbo. Tai tenais ir adatos, ir plūdės, nu žodžiu, viskas nauja, tai parsiduos dalimis daugiau, negu kad aš už jį surinktą galėčiau paprašyti. Nu, tai dabar ką? Sekantis žingsniai yra sudėti subinę, sudėti kaverius visus, viskas, ko trūksta, sužaisti čia dabar kažką su tais galais. Įtarimą turiu, kad uždėsiu kažkokius tais neržinius, lyg dar kažkur ir turiu. Nu ir tada pataisyti estetiką biškutį. Dėl ko aš užsiemu, vat, tarkim, šičia yra nutrinta, nudaužta. Jeigu mocas bus idealus, viskas naujai perinkta, bet estetika bus negraži, jo nepirks. Taip jau yra. Dėl ko taip yra, aš nežinau. Po to pas mane chebra nusipirkė tuos brangesnius variantus
atvaro ir dar palieka pusę to moco vertės, perka padangas ir taip toliau ir panašiai kosminius pinigus sumerkia, na, bet yra kaip yra. Tai šitą, kas paims, manau, bus laimingas. Nusiemu tokias visokias dalis, kur labai matomos yra ir jos yra apsioksidavusios baisios. Reikia padaryti, kad biški gražiau atrodytų, blizgėtų. Tai va, šita jau yra nuvalyta, poliruota. Šitas dabar apsivalysiu. Dabar va, šitų reikalų prasėsiu varlastikus baką vieną kartą trūktelsiu, tiesiog taip labai minimaliai, kad kažkiek tais pagražėtų visa situacija. Čia tokie tai bairiai, nu, nesukam galvos dėl to, šį čia pasidažė, šitą jau neliesiu, šį čia va taip va tiesiog biški pavalysim, blizgesio kad įnešt, gal biški ir lempą galima, nors ne, čia idealu viskas. Sparną biški brūkštelsiu irgi, kad žiūrėtų, nu ir jau viskas link pabaigos, čia visai neblogai atrodo visi dalykai. Viskas žėri, o, išmetimas kaip žėri. Visas variklis, viskas, nu ką. Ir visokius tokius atmielačius praeinu. Nu čia aišku, jau kai nefilmuosiu, bet kad blizgėtų, nebūtų baisus varžtai. Ratlankius pūstelėjau tiesiog su ratlankių specialiais dažais. Apvaliau, nu dar čia ne visas, reikės dar apvalyti šitas, vat irgi apsioksidavusios baisios, šiaip jos neržinės, bet, nu, su laiku, kaip pasakyti, nelabai kas priplauna tos mocus, neprižiūri, palieka ir prisioksiduoja, tai apvalysiu, jau čia bus kur kas kitaip atrodantis taškas. Paskutinis patepimas, pakrapštimas motociklo ir bus galima varyti fotkint, paskutinės detalės, visiškai naujos. Viskas. Pabaigtas. Galima apžiūrėti. Tai va, šį čia sutvarkytas tas visas vaizdas, čia buvo labai baisu, čia buvo sulankstyta, patiesinta, padažyta. Šitie reikalai padažinėti, bakas pataisyta estetika, plastikai visi vat sudėti, sėdynė nesuplyšusi uždėta, dėžė pritaikyta, su laikikliais uždėta, variklis gražus, lankai nudažyti, čia niekur rūdžių nebėra, perinktos priekinės šakės pilnai, geri stabdžiai, atblizgintas išmetimus, čia tiek prieki, tiek gale, biški patvarkytas garsas, kad netoks baisus būtų, karbai žėri, viskas žėri, taip jisai čia dabar atrodo, važiuoja puikiai, atrodo puikiai ir šitam daiktui suteiktas antras gyvenimas. Iš tikrųjų dabar jau net gaila dėti į skelbimus, bet nesuku galvos, jeigu jo nenupirks dabar greituoju būdu, tai jisai kitam sezonui eis į nuomą. Daug naujų dalykų yra tokių, kaip pavyzdys, gazo trosas atrodo kaip ir menknikis, bet tu pasikeisk jį, nusipirk ir panašiai. Rankinėlių, vėlgi rankinėlę galvau suvirinsiu, bet pažiūrėjau, pagalvojau, taigi turiu aš tų rankinėlių. Sudėjau sveikas, apynaujas, visi kiti dalykai irgi, kas kėlė kažkokius tais klausimus, tokius rimtesnius įsisprendžiau, yra keletas ant tokių mėlačių kaip greitai mirksantis posūkiai. Nu tai iš principo reikėtų dajungti rėlės arba pasikeisti posūkius. Aš sakiau, kad nelysiu į elektrą, nes čia viskas kaip ir veikia. Aišku, sakiau nelysiu, bet lendau, išmečiau signalizaciją, nes ten buvo toks bardagas su tais laidais. Ten laiko klausimas buvo, kada tos mocas būtų nebeužsivedęs. Na, bet nieko, jau dabar sutvarkyta ir ramu. Ką, traukia, važiuoja, netrūkčioja, nesitampo, padangų yra, grandinė yra dar ir dar labai nebloga, sakyčiau. Prie karbų nereikės lysti, nežinau jau kiek laiko, viskas sutvarkyta. Žodžiu, daiktas dar važiuos ir savo gyvenimo amžiumi pralenks tuos visus naujuosius kinietiškus daiktus. Į YouTube video nebekeliu pastaruoju metu dėl to, kad nebėra prasmės man. Vienas dalykas, TikToko video daug daugiau naudos generuoja, kas liečia reklamą galbūt, o video kūrimas į YouTube žiauriai daug laiko suvalgo. Tai
kadangi tenais jokių pajamų susigeneruoti principė neįmanoma, nu arba dirbi, darai, belie kiek laiko sudegini ir po pusės metų uždirbi 70 eurų, nu nežinau, matematika kažkaip tais nesiveda. Į YouTube išeis galva dabar tokie vat video kaip šis, kur iš principo yra pardavimai mocos, na ir įmetu tiesiog bildinimą visą kaip po reklamos, galbūt gal informavimo tikslais, kas buvo daryta tam daiktui, kad matytųsi nuo A iki Z visi procesai. Ir ką, tiek. Laikas, subscribas, iki.